Sveiki visi, tai pradėsim trečiąjį mūsų video, kuriame išbandinėsim įvairiausius simuliatorius. Jau pasibandėm Liftoffo, ką jie gali pasiūlyti. Tai standartinis Liftoffas, Microdrones Uncrashed ir Ukraine Fight Drone Simulator. Toliau turime, pradėsiu gal nuo tokių paprastesnių, pigesnių, kurie apie 10 eurų kainuoja. Pasižiūrėsim, kas pas juos gero, nes norėčiau, kad į vieną video susikeltų bent po 2-3 simuliatorius, o ne kaip su praeitu, kad vieną. Žinoma, tenais buvo sukelti labai daug visokių įvairių dalykų, kuriuos norėjusi praseit, pasibandyti. Kai kas įsidėjo į vaizdo įrašą, kai kas ne. Jeigu būčiau viską sudėsti, tam būtų ne 1 valandos, o bent 2-3 valandų vaizdo įrašas ir tikrai būtų neįdomu žiūrėti. Nes daug kas ar tai kartotųsi rezultatas, ar žodžiu. Tai pasistengsiu neužsisėdėti, nors vėlgi dabar pas šitos mažesnius simuliatorius, juose ir visokių dalykų, ko yra įdėta ir daug mažiau. Taigi, dar pat iš komentarų vienas žmogus pasiūlės net The Zone. Tai prisigrebiau. Taipogi, ačiū tiems, kas paremia per Contribui, nes tokių dalykų dėka atsiranda ekstra finansų, kuriuos galima skirti tokiam visokiam idėjom. Ar tai techniniai dalykai, kuriuos galima pirkti, bandyti ir po to duoti atsiliepimus, arba tai yra programiniai šiuo atveju dalykai, tai yra simuliatoriai. Ok, dabar pabandysiu tokiu principu, kad skaniausia, geriausia, mano akimis gražiausia pasilik galui. Dabar pasistengsim prasieiti per tai, kas nėra taip super duper. Vienas dalykas, ko neapėmiau prieš tai vaizdo įrašuose ir ką gal tiesiog praskipinsiu, paliksiu jums tai patiems pasižiūrėti, pasigūglinti, tai reikalavimai kompiuteriui, kokie reikalingi, kad pasileist šitus simuliatorius. Šiaip, jeigu turit pakankamai silpną kompiuterį, tai labiau rekomenduočiau naudoti Velocity Drone. Pažiūrėt. Štai. Velocity Drone simuliatorius, shop. Ir ką mes čia turim. Atsinaujinęs puslapis, kiek matau. Nes paskutinį kartą šiam puslapį buvau, tai kai mes darėm instruktoriavimus Lucke, tai prieš nemažai metų. Tai va, kompiuteryje realiai jis tik reikalauja nemažai vietos. Tai yra 5 gigai. Viskas, 4 gigai ramo. Šito graphics cardai tikrai nedideli reikalavimai. CPU irgi viskas tikrai nėra didelio. Tai realiai jums tiesiog vietos reikia turėti. Kaina 16-17, čia svaro. Ok. Yra Mega Class, Micro Class, Champion Series, Combat. Ok. Šitas nemačiau, reiks pabandyti. Žodžiu, matau, kad naujų dalykų yra pridėję. Tai visai super duper. Matau, dar mobile yra. Gerai. Tai žodžiu, čia yra simuliatorius, kurio gaila, jog kūrėjai neįsidėjo į Steam Store, nes iš Steam Store būtų daug patogiau. Gerai, tai čia yra kol kas situacija. Liftoffas ir Uncrashed'as yra tie, kuriuos tikrai rekomenduoju turėti. Tai koks 30-35 eurų.
pusėtinį microdrones, jeigu jau nusipirksit to būdu, išgrindinsit, praeis nemažai laiko atsibos, tai galite šitą pasimti. Ukraine Fight Drone Simulator, kol kas aš jo asmeniškai tikrai nerekomenduočiau pirkti, tai būtų tiesiog pinigų švaistimas. Gal ateityje, kai susitvarkys fizikas, išsiplėtos, realiai susitvarkys visą žaidimą, išsibaigs, nes dabar realiai šitas žaidimas gal, simuliatorius, gal tik kokiu 30% užbaigtas, tai tada gal ir tikrai bus vertės. Gerai, dabar galime eiti prie The From Above, DLRS, Farhakas. Farhakas tikrai geras, man labai patiko. Tripo dar nesu bandęs. Nu tai pradėsim gal šitą, kurio dar nežaidžiau. Ok, New Graphics Away. Troller Setup. Joystick randa, super duper. Kanalus mato. Nėra gaila šitų. Šitą mato, šitą nemato. Gerai, throttle, ok. Aš vis pamirštu javas pitchas. Maišau rolas teisingai. Gerai. Gerai, grįžtam. Play. Setting, ką gero. Lowest latency, far less, no. Texture, high quality. Matau, kad čia nėra jokio save ar kažko tokio. Tik dabar keista, nes full screen, bet jisai yra pas mane. Kas čia per full screenas? Ok, tarkim. Play. Gerai, žiūrim, ką turim. Čia nieko neleidžia, nepaspaudžiam šitą. O, full screenas. Žiūrim, ką turim. Daug vilčių nededu į šitą, nes kiek girdėjus dar yra daromas. Rates. O, rates gali dėti. Nice. Čia bent jau yra save. Game settingai. O, čia jau yra save. Signal. Analog. Davai analogas. Bet čia 2,5 vato, tai čia kaip ir stipriau. O, atsirado garsas. Buvo, matau, užsibuginęs. Ok. Drone settings. Tebūnie. Nu, davai pabandom čonkerį. Pasižiūrėsime, kiek čonkeris bus. O, koks vaizdas. Nu, čia tikrai ne čonkeris. Čia pakankamai nice visai dar. Au. Žiūrim, kas gero su atsitrenkimais. Puf. Ok, žala nesimuliuojama. Fizika atsitrenkimo neegzistuoja.
Gerai, žiūrim, kas gero įskridus į vidų. Kas šiandien? Jeigu nusileidžia ir tu reset, tu flip over. Ok. Pats simuliatorius, sakyčiau, visai neblogas. Gerai, mačiau, pats čia skraido. Ar galiu į ko nors atitrenkti? Įdomu, ar yra collision įjungtas. Tas vaizdas tai tiesiog amazing. Pikseliukai. Gerai, pabandom, tarkim, Drone settings, camera preset, T-Rexas. Ok, save. Play. Kas čia? Skirtumo labai didelio nepasijautė. Bandom O4. Irgi tas pas praktiškai. Tai čia matyti work in progress. Nu, kas nors atskrisit, atsitrenksit į mane. Nu, come on. Pabandom pagauti. Kaip sudėtinga pasigauti ir pataikyti į FPV, dar kai toks vaizdas. Bram. Šiaip skraidosi tikrai neblogai. Šiaip skraido tikrai. O, signalo. Nice. Imituojamas prastas signalas, užskridus iš pastatų, iš kliūčių. Čia kas nors yra ar nėra. Tarkim, už sieną suskridai ir tau jau prastas signalas. Keista, esu po namu ir signalas pagerėjo. Draugą sutikau. O, ar galiu tave atsitrenkti? Arba tu į mane atsitrenk. Pažiūrėsim, kaip fizikos čia. Ar aš esu po žemėlapio? Atrodo, kad esu po žemėlapio. Gerai, ar galim iš čia kaip nors išskristi? O, geras signalas, nice. Taigi, skraidom po žemėlapio. Čia man atrodo, gal išeis į tave atsitrenkti. Nagi, neskrisk niekur. Kur tu skrendi? Aš noriu į tave atsitrenkti. Gerai, grįžtam atgal. Šiaip skraidimo fizikos čia visai tikrai neblogos.
Tavas skraidas tikrai maloniai. Už Ukraine Fight Drone Simulatorių tikrai smagiau skrenda. Bet žinoma, ten simuliuojama dronas su kroviniu, čia be krovinio. Tik tai, kad įsivaizdavau, kad tas chunky, tai kad bus kaip koks heavy lifteris. 10 colis ar kažkas tokio. Arba bent jau koks nors 5 colis su full case GoPro. Nedekeisinta, tai yra neišardyta. O čia visai normaliai pakankamai. Blema, norėčiau ką nors įsitrenkt. Matomai čia žmonės prisijungia. Tai labai tikėtina, kad šitas žaidimas resursų daug kompo tikrai nerys. Jis bus tikrai toks, kur gali įsirašyti ir praktikuotis. Kažkokių super duper simulacijų čia tikrai nesitikėkit. Na, bet iš skrydžio pusės tai tikrai nice. Tikrai smagiai varo. Gerai, pabandom. Drone settings, presetai, light. Safe. Pla. Kamera presetai. Aha. Matomai presetai neveikia, nes labai minimalus skirtumas. Gerai, ar galime pasikeisti kameros kampą? Čia dar papildomi šitie, kaip matau, kažkokie opcijos. Ar galim pasikeisti kameros kampą? Kamera šalakiam, tai kokį 30 laipsnių. Kas jeigu padarysiu drone settings ir bus 50. Pasikeitė, viskas ok. Jeigu norit išmokti skraidyti su interceptoriais, tai yra su dronais, kurie gaudo kitus dronus, tai iš esmės, ką jūs turit padaryti, tai nusistatyti didelį kameros kampą. Tai koks 50, galit bandyti 60. Ir su šitokiu kameros kampu turit praktikuotis skraidyti. Nes esmė, kad tie interceptoriai yra pritaikyti skraidimui greitai. Tai reiškiasi, kad jų kameros kampas yra ne toks, o realiai toksai, kad jie kaip raketa lėktų. Tai pajusit, kad tam tikros ašys susikeičia beskraidant. Tai įdėjus šiek tiek laiko, tikrai prie to priprasit. Ir pamatysit, kad skraidot didesniu tempu. Tai reiškia, kad greičiau viskas turi vykti. Tai prie šito irgi priprasit, tik tai laiko klausimas. Na, bet pats simuliatorius
man tikrai patiko. Gerai, game settings, audio, gerai, back, exit, play, kas dar turim. O, dustas. Wow. Come on. Gerai, biškį pasikeičiam tą kameros kampą į 5. Po dustą paskraidyt. Nice. Wow. Ok, šitas žaidimas prie must have. Ta prasme čia, wow. Vienu už dustą, antrą, duodu 10 balų. Wow, ta prasme, signalo kokybė, skrydis nice, šitie krosėrai apačioj, ne krosėrai, o šitie, pamiršau pavadinimą, kaip stikai juda. Displejus yra įkišta irgi super duper. Nu jo, čia tai nice. Gerai, ačiū tam žmogui. Paulius Norkus. Ačiū tau labai už parekomendavimą The Zone simuliatoriaus. Šis simuliatorius yra aфиgenas, I love it. Ta prasme, nėra kosmosas, jis nekainuoja kosmoso, kiek ten 13-14 eurų, easy peasy. Susijungi su pultu, pats skraidimas, praktikavimas, jis taip, čia nėra lenktyniavimo ir taip toliau, bet yra visos galimybės praktikuotis freestyle ar tiesiog bendras skraidimas per kliūtis. Iš esmės yra viskas, ko reikia, kad galėtum mokintis kaip pradedantysis. O dabar jeigu skrisiu po mapu, kokios galimybės? Kas labai faina, tai kad duoda analoginį vaizdą imituotis. O jeigu kiaurai. Jo, kiaurai iš vienos pusės. Galima power loopus dust antram. Nice. Dust antram skraidyč. Wow. Rush B. Gerai, čia tikrai fainas simuliatorius, tikrai aš jam, gerai, 10 negaliu duoti, nes nėra racingo, nėra visų tų drone tuninimų ir taip toliau kaip kituose, apie tunai ir taip toliau. Bet ta prasme čia tikrai nice. Man jis labai patiko. Ačiū už rekomendaciją. Žinoma, matosi, kad jam dar yra kur tobulėti, ką tobulinti ir taip toliau, nes kai kurios funkcijos jos yra, bet jos neveikia. Bet pats simuliatorius yra tikrai labai geras. Gerai, kas čia dar? Tutorialą galim pabandyti. Pasižiūrėsim, kiek tas tutorialas yra kaip tutorialas. Pulse is a photo only, press R. Tipo dronas pasverda šonu, tau tik tai throttle reikia daryti. Visi kiti stikai net neveikia. Tau tik tai throttle reikia. Ok, throttle 2.
Iš esmės nustatai tam tikrą po kokius kem 5 gazo ir easy. Na, šiaip beginnerių, tai čia tikrai pats tas. Aukštėjimas, žemėjimas. Nu, čia visai neblogai. Nėra tų baterijų sagų, pravašų. Nėra tam tikrų dalykų, bet, nu, iš esmės good enough. Gazas dugnas. Gazas dugnas, o kaip pradeda judėti. Gerai, radau glitchą su gazo dugnu. Jis nejuda taip, kaip turėtų judėti. Pitch plus throttle. Nu, žodžiu, tutorialas čia dar nesuper duper. Ok, šitas visas tikrai neblogai. Tikrai neblogai. Sausai. Eik. Eik čia. Ok. Katinai matosi pilnatis. Gerai. Gerai. The Zone dėčiau prie tikrai gero. Tikrai geras simuliatorius. Ačiū dar kartą už rekomendaciją. Tikrai geras. Gerai, šitą galui. Remote Reaper. Gerai, pasižiūrim, ką čia mes gero turėsim. Ok. Nu va. Ok, biškį garsoka. Gerai, žiūrim, ką gero turim. Čia viskas pas mane kaip ir sukalibruota. Jeigu nesukalibruota pas jūs, tai šaunat controller calibration. Nu, pakankamai nemažai visokių settingų. Camera FV, responsible, angle 105, camera noise on, drone arming nereikia, apseisim.
What? Okay. Case type čia man. Ok, tarkim. Full screenas, šiaip nice, kad leidžia pasirinkti monitorius, nice, kad čia tikrai nemažai settingų yra. Gamas, textures, viską. Epic, pabandysim dar tą cinematiką. World detail. Come on, go epic. Tikrai nemažai visko duoda pasirinkti. Ok, OSD editor. Gerai, prisikešam dalykų. Greitis apačioj, altitude, flight modas, viršaus, horizon. Flight timas. Kairė. Aš dar šiaip mėgstu šitą įsimesti. Tik dabar kodėl tu man jo neleidai draginti? Nu, tebane. Keista, kad neleidžia. Nu, žodžiu, tarkim. Gerai, OSD gali dėliotis, tik tas dėliojimas bugovas, nes pasiemu, tarkim, speed. Nu ir kaip man jį dabar tampyti. Su rodiklėm irgi ne. Tai iš esmės what elementai viens ant kito užlipa. Nu, tarkim. Gerai, OSD dzin. Nice dalykas, bet meh. Gerai, pasiemam kokį training grounds. Slide, freestyle. Nu gerai, gal geriau tiesiog. Kažką pabombardinti. Dabar jau nori į vidų. Gerai, play. Žiūrim, ką turim. Gerai, requirements, destroying metal tank, Eagles kill zombies, okei. Bandom ieškot zombių. Blemba, kaip keistai dirbasi.
Tai kur čia tie zombiai? O. Bam. Gerai, kalam iš karto tenais. Ok. Gerai, bandom padaryti killą with style. Tai reiškiasi, kad padarom flipą ir varom. Šitas apsaugom. O. Ir tas apsaugos sureagavo. Žiauriai nice. Kur čia yra? Padarėm biškį damage'ą. Toliau važiuoja. O čia dar yra. Jo, čia. Ok, žiūrim, ką turim. O, nice. Žodžiu, turi trenktis ne į belę kur, bet į tam tikras vietas ir gausis tada daugiausia damage'o. Pakylam aukščiau, kad apsižvalgyt. Man atrodo, matau targetų. Jo. O, -1. Ir jie čia šaudo. Gerai. Šitas simuliatorius, kai bandžiau, jis man toks nepasirodė super duper, bet dabar visai neblogas. Sprogo, nice. Bam. O, atskrenda. O. Nice. Tikrai nice. Iš Ukraine Tron simuliatorių tikrai geriau. Nors jame tam tikri dalykai biškį realistiškiau geriau padaryti, bet čia tikrai neblogai. Dabar kas, jeigu mes pabandysim. Reikia į kitą vietą trenktis. O, zombiai. Gedi savo draugų. Na va. Prisijungia prie jų.
Gerai, šitas simuliatorius yra tikrai visai neblogas. Ne super, ne kažkoks afigienas ir taip toliau, bet tikrai visai neblogas. Kažkas čia dar šaudo. Trenčai. Gerai, pačios drono fizikos nėra labai superinės. Nelabai iš čia realistiškai skraido, bet jis skrenda. Skrendam akro režimu, tai jau yra didelis pliusas. Bam. Dabar vienas iš dalykų, tai praeitam video raustinau tai, ką gauna kariuomenė. Ir dar čia pasikonkretinsiu, kad raustinu tik tai, kas liečia savadarbius dronus, FPV ir taip toliau. Tokių fikstingų ir taip toliau tikrai ar vitalų tikrai neima, nes tai nėra mano kiemas. Mano kiemas yra gamykliniai ir savadarbių dronai. Tai dabar raustinu, kad cheap shit. Ir tas cheap shit realiai blogai. Tai viena iš priežasčių, pavyzdžiui, viena iš tų priežasčių yra taip, kad jeigu ant prietaiso yra užmontuotos automatinės taikiklis su kokiu lazeriu ar ten automatu ar dar ką, tai žodžiu, su tais visais cheap shit dronais tu nė velnio nepramanevruosi. Tave tiesiog numuš labai, nes tu tiesiog skrendanti plyta, kurią bus lengva nušauti. Bet jeigu tu turėsi manevringą ir greitą droną, tu gali visai prasimanevruoti ir tokiu atveju prigauti. Koks? Gerai. Paieškom dar taikinių. Pakylam. Apsižvalgom. Čia nematau nieko, bet kažkas dar bombina. Tai ieškom. Kur čia? Va. Badankšt. Gerai. Šiaip įdomumo dėliai galim skristi pas tuos žmogeliukus. Pasižiūrėti, kaip atrodo jų modeliai. Pabandyti nusileisti gražiai. Neina nusileisti. Gerai, bandom ieškoti taikinių. Čia buvo dar geras pavyzdys, pavyzdžiui, tarkim, su šitais cheap shit dronais gaudytas dugnas ir vos išsivairuoja, nes paprasčiausiai jam galios trūksta. Imituojama, kad ant jo yra krovinys, jis dirba ant limitų. Jeigu yra vasara, karšta, tai tie limitai greitai išlenda taip, kad motorai jam sudega
Jeigu rėmas yra nekokybiškas, tai vibracijos padaro savo, jeigu drone varžtai rėvi sudėti. Badankšt. O, nice. Tai jeigu lievia varžtai pigaus metalo minkšto, tai nuo vibracijų jie tiesiog pabėga kojos ir įsivaizduokit drono armas. O tai va. Ir viskas, dronas krenta. Badankšt. Tada kas dar? Jeigu pigi, jeigu nekokybiški motorai, tai jie gan greit perdega, nes paprasčiausiai pas juos vijos būna sudėtos neįtin super duper kokybiškos. Tai jos tiesiog karščių nėra labai atsparios. Radom. Tada kas dar? Keista. Jeigu elektronika pigi, antenos lievos, jeigu elektronika pigi, tai įtampo šuolio netlaikys. Tiesiog nusproks, tarkim, siųstuvas, imtuvas. Įdomiai, kad su nuošalos sureagavo, tai yra pasikeitė pozicija. Gerai. Beveik ištaušiam ir jau paėmėm mes jį. Atrodo, kad paėmėm. Badankšt. Gerai. Kaip man patinka ateiti, tai iš tos pusės, kur nesitikėjęs. Tada pažemiui. Gerai, su normaliu dronu būtų išėję padaryti prikolų. Su šitais nelabai. Tarkim, skrendam pažemiui. Tarkim, turim optic fiberį. Bam. Atsisuk čia. Va taip. Gerai, biškį nuėmėm taikinių. Kas toliau? Jeigu su tikru dronu Military Tech taip daryčiau, tai jis jau seniai būtų nukritęs, nes motorai būtų užkaitę, sudegę. Bankšt. Ok. Kažkur dar kažko yra. Gerai. Pasiėmam kokią kitą misiją.
display. Nu, tikrai visai neblogai. Pabandom šitą. Spiders work. Man atrodo, šitoj yra su džeminimais. Tai pabandom su šita, kad tipo... Gerai, čia tipo gauni darniuką, o kas tenais pastato viduje? Kažkas žalia. Ai, duris. Kažkur kažkas šaudo. Ava. Ai, čia priekis. Gerai, kitą kartą gaus į galą. Gerai, tarkim. Tankai gina. Mūsų tikslas yra įskristi į lėktuvus. Ir štai. Tada galim nuimti ir šitą. Žodžiu, kuo greičiau skrisi. What? Okay. Keista. Va, štai tau. Žiūrim dabar, ar yra Electronic Warfare, kada slopina. Man atrodo, lyg yra, tik nesu tikras. Kaip matau, čia visur tik tie, kur šaudo. Varkšt. Dabar klausimas, ar tu pataikysi, jeigu aš būsiu žemai? Pataiko. Ok. Gerai, žiūrim kitą. Kas čia dar gero? Factory, Armor Trade, jokio prašymų nieko nėra. Nors galim pabandyti Select Drones. Heavy Drone. First. Agile Drone. Pradžiai Heavy. Nu, ponas. Nu jo, čia tai jau tikrai Heavy. Vos paskrenda. Ta prasme, what? Čia matomai jau pasikeitė. Bam. Gerai, norėčiau dar dronų. Gerai, 6 heavy dronai.
Realiai turi gazas dugnas. Biški nesąmonė. Left shiftas šitas. Biški nesąmonė, nes šiaip su didesniu, sunkesniu dronu turėtų būti taip, kad didesnė galia. Ir nieko. Damage'as tas pats. Ta prasme, aš turiu ant 100% laikyti. Čia visiškai nelogiška, nes ant 100% palaikytum, biškai pasislink. Biškai palaikytum, gerai, ne biškai palaikytum tam tikrą laiko tarpą, motorai iškeptų, elektronikai tų kakų, baterija nėra ką net ir sakyt. Gerai, bet šiaip, įman šitas 7 colius, tai visai neblogai. Dar pasibandom back. Šitas, taip, Agile Drone. Gerai, Agile Drone firmas. Ok, start. Ir čia tipo Agile Drone. Biški daugiau gaso turi. Ne super daug, bet geriau. Kiss me like you miss me. Kiss me like you miss me. Čia dabar 7 colis, jeigu neklystu. Man tas 7 colis kažkaip geriausias iš visų. Nors galios tikrai trūksta. Vienam momentui pasirodė, kad prop washą simuliuoja. Bet gal tik pasirodė. Įsivaizduokit, jeigu esat tas ukrainietis, kuris tada tuos lėktuvus bombino, koks buvot laimingas nuo va tokio. Supratot esmę, realiai čia daugiau kaip ir nieko nėra. Pasiėmėt 7 colį ir tiesiog varinėjat per mepus. Tai irgi galima pakankamai gerai mokintis skraidimo, taikymosi ir panašiai. Tai dabar kur dėčiau Remote Reaper tarp šitų dviejų. Kol kas turim tokį variantą must have. Liftoffas, uncrashed, pusėtinė, liftoff microjones. Dabar dėl šito Remote Reaperio teko pakurti naują tierą, tai yra tarp pusėtinė ir must have, kaip geras, bet ne must have. Tai yra nebūtinas. Geras, bet nebūtinas. Nice to have. Tai.
ir The Zone įkišau jį, nes vien dėl The Dust Map'o sentimentai iškilo, bet nėra lenktyniavimo, nėra labai daug dalykų, kurie yra Liftoffe, Uncrashed ir taip toliau. Tai, bet jisai yra tikrai geras. Bet ne must have. Tai kišam jį į šitą. Reaper'is taip pat